Labas, Arvydai. Ačiū tau labai, kad atėjai ir aš šitą tavo ateimą priimu kaip didelį palaikymą mano veiklai, mano krypčiai, kuri matau, kad yra prasminga, reikalinga ir orientuota mano Inner platformą, daugiau moteris, bet iš tiesų labai norėtųsi pakalbinti artimiausią savo žmogų, todėl kad tau tiek sportas, tiek aktyvus gyvenimo būdas ir sveikas gyvenimo būdas nėra svetimas. Tai norėčiau šiek tiek praeiti per tavo rutiną ir kažkiek paliesti galbūt tavo ir sporto karjerą, kadangi didžioji dalis žmonių vis tiek atsimena tave kaip Lietuvai nusipelniusi sportininką. Už to stovi labai ryškus iš tiesų ir laimėjimai, ir titulai, ir Europos čempionato auksas, ir NBA lyga, kurioje tu taip pat buvai ir vis tiek turėjai tokį kaip ir titulą brangiausiai apmokamą Europoje, krepšininko, geriausio Lietuvos istorijoje snaiperio. Tai tikrai yra įstabu ir dėl to labai norėtųsi bendrai sužinoti ir pamatyti tą kryptį, kreivę, kaipgi tu ėjai link šitų pasiekimų ir kas buvo tavo kelyje, kas galbūt lėmė tokias aukštumas ir kaip tu gyveni šiandien iš tiesų. Atrodai puikios formos, tai tikrai už to nestovi tiesiog genetika ir aš tau galiu tą pasakyti. Tai džiaugiuosi, kad atėjai ir džiaugiuosi, kad galėsi pasidalinti. Gerai, labas Viktorija, tai prašau, kankinkite. Iš tiesų, prisimeni tikriausiai tu tą laiką, kai buvai visiškai jaunas ir dar tik kūrė savo svajonę. Koks tu buvai ir kaip tu manai, kas lėmė iš tiesų tavo kryptį, kad pasirinkai sporto šaką krepšinį? Ar tu buvai apskritai toks atletiškas vaikas, kuris buvo labai judrus, lakstė kieme ir tikrai žinojo tėvai, kad į sporto šaką kažkokia reikės tave nukreipti? Ir ar iškart išaiškėjęs buvo talentas, tarkim, krepšiniui? O gal lėmė tavo būtent šitos pasiekimus kažkokios ypatingos charakterio savybės, o gal kitos aplinkybės? Nesunku pasakyti, iš tikrųjų reikėtų daugiau klausimą nukreipti tėvams turbūt, bet kiek tėvai iškomunikavo ir kiek papasakojo, tai iš tikrųjų, buvau aktyvus vaikas, nebuvau atletiškas, tarp kitko, ir žaidimo metu tikrai nebuvau atletiškas. Bet man atrodo, aukštesnis už visus berods, ne? Vaikystėje. Tai buvo aukščiausias darželį, aukščiausias buvo mokykloj, tik tai, sustojau augti. Ar nustojo augti 16 metų, tai iš tikrųjų visi prognozavo tikrai gerokai virš 2 metrų ir poziciją galbūt teko keisti, nežaidžiau vadinamų puolėjų arba 3 numerių, po to teko pereiti į atakuojančių gynėjų į 2 poziciją. Mama tave vardė kaip labai darbštų vaiką nuo pat mažens? Aš turėjau tą užsispyrimą savo daug maž sportui, galbūt motoriką gerą turėjau, kamuolio gaudimo, kamuolio reakcijai, kamuolio pajutimo, kaip, tas yra, kaip futbolą gal daugiau su kojom, jauti kamuolį krepšinį, tinklinį, rankinį su rankom. Sakykime, rakečių sportas yra, žmonės, kurie apdovanoti kažkiek, jaučia tą raketę, golfą, tenisą, padalį, stalo tenisą, badmintoną, jauti raketę paprasčiausiai, tokia įgimtos savybės, tai gal tokios buvo. Pradėjau anksti krepšinį nuo 7 ar 8 metukų. Lankyti ten kartą ar 2 kartus savaitę. Patiko iš karto, ne? Patiko labai iš tikrųjų iš karto ir tikrai daugiau kažkaip ir nelabai bandžiau kažką. Kaip ta istorija, kad tau reikėjo rinktis tarp krepšinio ir dramos būrelių berods, ar ne? Ne, gal taip nebuvo. Kažkas atėjo į mokyklą, ar ne, ir rinko vaikus dramos būrelį ir atrinkinėjo. Ir tave atrinko berods. Mano kartos laikais tai būdavo, atėdavo vienos profesijos treneriai, rinkdavo vaikų grupės. Nes nebuvo socialinės medijos, nebuvo mobiliųjų telefonų, tai buvo vienas laikraštis mieste ir televizija ribota irgi. Tai taip ateidavau ir dramos būrelį kalbino, tai aš mėgdavau mokyklą pajuokauti, aš turiu gerą humoro jausmą iš tikrųjų, aš galiu pasijuokti savęs, galiu pasijuokti iš kitų, aš turiu tokią. Kur aš ne visada susitaikau su to juoku, kuris yra juokas. Moteris mažiau supranta humorą, vyrai. Pasikandžiojant. Kaip tu supratai, kad čia nebus tik tavo mėgėjiškas sportas, bet kurį tu norėtum matyti kaip savo, nežinau, kaip tikriausiai profesinę dalį? Krepšinis tokia buvo įskiepyta religija iš tikrųjų. Ir tikrai daug ką žiūrėdavom, ir namuose ir tėtė žiūrėdavo. Ir visi svajom būti, žaisti atitinkamose komandose, būti lygiuotis į tuos sportininkus. Tokia, vaikiška svajonė, kad galbūt paaugas būti profesionaliu atletu, profesionaliu krepšininku, nors tais laikais nebūdavo nei atlygio už tai, sąlyginai nebūdavo, bet tas atlygis būdavo kaip paprasto darbuotojo. Tai kokiam savybėm išskirtiniam charakteriu tu gal pasižymėjai, kurios tave išskiria? Ar tai buvo talentas išskirtinis, ar tai buvo kažkas tavo charakterėje, kas leido tau tikrai? Ne, kas buvo kokia talentas, bet talentą tik su darbu tikrai visų aukštumų
manau, kad labai sunku pasiekti, ar galbūt irgi neįmanoma, tai turi vis tiek kombinacija būti tokia kombo, kad kažkiek tai talento ir darbo, ir aplinkybių, ir sutapimo turi būti, ir kūnas to leisti, to kūnas turi leisti tą talentą įsisavinti, nes tu gali turėti talentą, bet tau kūnas gali, fizinės savybės, ten iš traumų pobūdžio, kad negalėsi pasiekti to tikslo, kadangi to kūnas neleis. Tai turi būti visuma iš tikrųjų ir paauglystė ir tėvai turi suprasti, kad kažkiek tai galbūt ir mokslas. O darbštumas neįvardinam kaip tos stipriausios savybės? Taip, darbas tai yra darbštumas turbūt. Nėra, kad tu dirbi tik tai. Ne, bet darbštumas, kuris stipriausia savybė, tai darbštumas, aš sakyčiau, nes visi, kas prie tavęs prisilietė, ar treneriai, ar ten tėvai, visi kažkaip tai pažymėdavo tą. Kad tu labai, labai išsiskyrė tokių išskirtinių darbštumų lyginant su dauguma. Ar pats tą? Turbūt aš buvau pakankamai darbštus, bet tikrai visada būdavau ir darbštesniau. Aš nebuvau, iš tikrųjų, kaip sakau, pirmūnas prie darbštumo aš tikrai nebuvau, bet gal tvirtas devintukas galbūt, ar aštuntukas, bet tikrai nebuvau dešimtukas, kur būdavo žmonių, kurie iš tikrųjų labai atsidavę buvo ir labai koncentruoti buvo nuo paauglystės iki suaugusių krepšinio. Tiesa, kad mėtai kamuoliukus namuose vaikščiojo mezguliukus į visokius kibirus. Taip, mama pasakojo, kad mėtydavau kibirus, mėtydavau puodus, mėtydavau tos su kad neina valgyti pagaminti, nes visi puodai išnešti ir sustatyti skirtingas vietas. Bet kažkaip tas būdavo, tas svajodavai, tais laikais nebūdavo tų žaislų, nebūdavo, kad gali prisikabinti prie durų, prie šaldytuvo, dabar visko yra, tada paprasčiausiai jų nebuvo. Tai tu pasidėjai tą puodą kažkur aukščiau ant stalo į kampą, kad būtų lenta, kad galėtų nuo lentos atšokti kamuoliukas ir ten susikurdavai tą savo tas varžybas, ar taip juk nemėtydavai, kad tik pataikyti, tu vis tik žaidimo pobūdžio susikurdavai savo žaidimą, susikuriant savo kažkokius vizualinius judesius, kuriuos tu po to ateityje galbūt sukursi, pritaikysi krepšinį, sakykime, vis tiek turbūt ir judesiai atspindi tavo charakterio ir savybės, ir tavo ir fizinės galimybės, ką tu gali atlikti, nes ne visus judesius tu gali atlikti dėl. Taip. Pašokti elementariai, ne visi gali vienodai. Net aukštai, žingsnis pirmas lėtesnės, daug dalykų tokių. Tu dalinaisi su manimi, kad tu iš tikrųjų labai daug vizualizuodavai scenarijų vairiausių. Prisikurdavai, ar ne, o paskui eidavo vienas ir juos bandydavai realybę paversti, ar pavyksta, ar ne, ir paskui kaip ir savo taktiką, ne, kažkokia padavė. Taip, jau kaip buvai profesionalus žaidėjas, ar ne? Taip, tą darydavau. Gal tu išskirtum kažkokius tai žmonės arba žmonių tau svarbių frazes, kurios tau davė tokio ūpo stimulo arba labai tokį užtvirtino kažkokį tai pagrindą, kaip tu žiūri į savo sportinę karjerą, arba kurie tau davė stimulų norėti būti geresniu, geriausiu, sakykime. Būt lygiavimas, nebūtinai, tik tai krepšinė, tai būt lygiavimas į aukščiausio lygio atletus, bet kokios sporto šakos, brestančiam charakteriui, tas tikrai yra, ar augančiam, ar brestančiam charakteriui, tas yra labai svarbus momentas, tu lygiojas, tu susikūrė savo tą kumyrą, nežinau, dėl kažkokių savybių, ar dėl estetikos, ar kaip jis elgiasi, ar kaip jisai atlieka kažkokio judesį, ar ta sporto šaka, galbūt negi ne tavo sporto šaka, bet būna, tu simpatizuoji tam atletui, tu negali paaiškinti dėl ko. Taip. Ar buvo toks pas tave? Kur, sakytum, suformavo galbūt tavo ir stilių? Taip, mane formavo galbūt jau paauglystėje, kad jau Klaipėdos Neptūno, buvo Alvydas Pazdrasdis, man buvo pakankamai sunku, arba buvo labai sunkus tam porą metų, kur aš buvau ir fiziškai silpnesnis, ir jaunesnis, jisai buvo labai gerai sudėtas. Ta pačia pozicija, ne? Taip, jis buvo top lygio atletas, visom prasmėm, ir darbštumo, ir fizinė jėga, ir atsidavimu, tai man suteikė tokią jėgų, pasitikėjimą, paminti nuovargį, paminti ten apkalbas, ar kreipti dėmesį kažką, nes šiandien varžybos, jos baigėsi ir tai kitos varžybos, tai tu turi užmiršti, susikaupti ir atlikti tą, kad tu nori geriausia, kaip tu gali. Tai tokie dalykai galbūt. Amžinatis Rimo Girskio, Klaipėdos Neptūne žodžiai yra užstrigę, kad jis laiką kartodavo, kad kai jūs baigsite karjerą, jūs visada gailėsitės. Per mažai, kad darbo įdėjote, kad per blogai miegojote, kad netaisyklingai maitinotės ir kad per mažai skiriate dėmesio
nežinau, ar poilsio, ar atsistatymą, jūs visada galėsite, kai baigsitės karjerą. Kad žiūrėt pro pirštus tos dalykus. Nu, taip, atrodo tokios smulkmenos, bet aš baigęs karjerą, aš visada atsimenu žodžius, kad ir aš visada gailiuosi dėl kažkelių tenai momentų, kurių atrodo jau tikrai neblogai viską atlikau, bet būčiau galbūt ilgiau žaidęs, galbūt mažiau traumų būtų buvę, galbūt būčiau kokybiškiau atlikęs savo pareigą ar komandai, ar miestui, ar Lietuvos nacionaliniai rinktiniai. Tai įsipareigojimai ten būdavo kelius iš jų, nežaidži už komandą, tai reiškia atstovauji miestą, tai reiškia miestas turi lūkesčių, žiūrovai, nebūtinai tavo gimtas miestas, nes tu žaidži kitą miestą, tai kito miesto piliečiai jie irgi tave pamilsta, jie turi lūkesčius, kad tu teisingai atstovausi, tai tas įsipareigojimai jie yra ir tu turi atsakingai juos pažiūrėti. Koks buvo sunkiausias galbūt periodas tavo sporto karjeros kelyje? Disciplinos laikymas, kas buvo sudėtingiausi psichologiniai momentai, bet dabar išgirdau, kad šiaip tu ir kiek žinau, tu ganėtinai atsparus psichologiškai, ar ne? Taip. Ir negi kažkada minėjai apie tai, kad yra daug talentingų žaidėjų, bet jeigu emocinė būklė, psichologija neturi stipraus pamato, tai tu gali tą talentą niekaip neištransliuoti iš tikrųjų žaidimo metu ir panašiai, treniruočių metu įspūdingi rezultatai, o varžybų metu labai suveikia tas stresas, kuris įvyksta natūraliai. Tai tavo situacija, tai įdėkta buvo tėvų, ar tu tai išdirbai eigoje, suprasdamas, kad profesionalus sportininkas labai privalo žinoti, kaip stiprinti savo nervų sistemą? Mano kartos nebuvo, nei tėvai negalėjo dėkti, nei psichologų, nei psichoterapeutų, nieko nebuvo, nieko informacijos minimaliai, tai iš principo yra turbūt įgimta ir darbas ir pats analizuoji ir pats suvoki, ką tu turi padaryti. Tai iš tikrųjų yra taip žaidėjų, kurie labai gerai atrodo per treniruotes, jie tikrai puikiai žaidžia, bet varžybų metu jie negali susikaupti. Tai nežinau, ten ar adrenalinas įsiskiria varžybų metu, turbūt hormonų lygmenių skirtingai yra. Iš tikrųjų, varžybos treniruotės visiškai skirtingi dalykai. Tai taip, nesusitvarkai, tai ir tada nesigauna pažaidimas. O aš neturėjau tikrai problemų. Kaip ir žaidybas gerai mėgaudavau, po varžybų, turbūt visi atletai blogai miega, tai realiai tu negali užmigti be 5 valandų ryto. Jo, nes visa simpatinė nervų sistema absoliučiai. Taip, o tu blogai įsimiegi, automatiškai kūnas neatsistato. Ir laisvų dienų praktiškai nėra. Tada kūnas neatsistato, tada tau sutrinka mityba, tada tau cukraus šuoliai ir daug dalykų labai. Tai koks tavo, pavyzdžiui, buvo atsistatymas tuo laikotarpiu? Ar tai tiesiog nekreipdavai tame dėmesio? Mano kartos turbūt labai vienetai, nežinau, ką įvardintau, gal ir nenorėčiau vardinti, nes būtų, galbūt netiškai vardinti, kažko neįvardinti. Tai aš apie save galiu tik tai kalbėti, tai kažkoks sąmoningas atsistatymas, tikrai aš to neturėjau ir metodikos buvo minimaliai. Tai lengva vakarienė turbūt, ten pavalgiamas, bet kad atsistatyti specialių ten papildų vitaminais, ar ten jeigu vakarė neužmiegęs, sakykime, to pačiu melatoninu, kad padėti atsipalaiduoti, aš to neturėjau. Tai tokie momentai atrodo, kad... Šią dieną gal kiek lengviau profesionaliams sportininkams vis tiek yra ir komandos, kurios edukacijos daugiau apie tai kalbama, kad tu resursus gauni, kaip tu juos gauni, kaip tu juos sugeneruoji. Pilna metodikų mokintis, komandoje yra asistentai, podcastai, YouTube, informacijos tik tai mokėk ir žinok, kalbas visi moka, mano kartos, sakykime, galbūt ir ne visi puikiai angliškai kalbėjo, sakykime, mano kartos, kurie tos medžiagos literatūros prieinamos. Taip, gal jas buvo, bet tokia buvo ribota, nes tas internetas tik tai atsiradinėjo. Koks tavo santykis yra su skausmu ir diskomfortu? Bendrai, kiek jis tau yra priimtinas vesti save iš komforto zonos, kiek tu esi pakantus skausmui bendrai, challenginimui savęs įvairiom prasmėm, tiek asmeninio augimo, tiek fizinio kūno parengimų galbūt tiek anksčiau, tiek dabar. Tikslingai klausiu, nes žinau, kad tau patinka šiek tiek save pakankinti ir pachallenginti. Sporto tolerancija skausmą aš turiu labai aukštą. Sakykime, kai ten susirgu ar panašiai, ten su temperatūra 37 ir 2, turbūt kaip kiekvienas vyras. Jie atrodo, kad miršta. Kur moteris 38, 39 dar
juda, daro, dirba su vaikais. Dar galvoju, atšauk planus ar ne? Vyras 37 ir 2, realiai yra 40 ir 2. Temperatūra jis baig mišta. Nu, aš iš tos kategorijos, kur aš atrodo, kad numirsiu. O grįžtant prie sporto, aš turiu toleranciją skausmą, jeigu aš turiu skausmą nuo sporto, negi dabar aš analizuoju, aš ieškau priežasties, dėl ko aš turiu, aš visada ją atrandu, nes šiaip negali skaudėti nei iš jo, nei iš to. Bet tokiam amžiui, jeigu ten nėra... Bet jeigu kūne kažkoks skausmas yra, aš pastebėjau, kad tu labai eini per šaknį priežastį, kas man irgi smagu. Nes aš savo srityje irgi einu per, tarkim, vairias organizmo sistemas, o tu lygiai toks pat. Ir aš tą pradėjau pastebėti tik vėliau. Nors tu visą laiką buvai iš tų žmonių, kuris nei vaistų per daug nevartoja. Natūralų maistą renkies. Tu mane negi kažkiek edukuodavai. Kai mes tik su tim pradėjom draugauti, aš prisimenu, ar te maisto ruoša. Tai aš atsilikdavau, taip, o dabar viskas susiriša vieną, kur kaip smagu ir prisimenu, kas tau beskaudėtų, ar man negit viskas sakydavo, negali taip skaudėti ir nereikia tik vaistais, ieškodavo iš kur ateina ir atrasdavo visada. Nu taip, aš analizuodavau visą laiką ir ieškodavau tokius priežastinės šaknies, ten su mityba, nuo sporto kiek likę vis tiek, bet dabartinėme etape vis tiek, tu pati ir mokiniesi daug ir daug skaitai labai, tai tavo žinios iš tikrųjų yra, tikrai aukšto lygio ir labai kokybiškos, ir negi aš pats labai daug esu pasiėmęs iš tos metodikos, ką mokinaisi ir daug ką pritaikęs savo, sakykime, to pačio gluteno nevartojimas, kur 20 metų nesupratau, kas man vyksta. Soda ir gluteno nevartojimas visiškai išlaisvino mane iš šitos problemos. Tai aišku, tavo sfera daugiau ilgamžiškumas, daugiau balansavimas. Ir virškinimas, ir hormonai, viskas ten jo. O tu daugiau aišku. Taip, aš daugiau dar ko aš galiu, kol man metai leidžia, man patinka save challenge duoti sporto. Aš, kaip sakau, aš karjeros dar nebaigiau. Kiam 6 metai gaila nusirengti čia neprašysiu, bet tikrai. Aš pabaigiau tik tai pakeičiu tik tai sporto šaką, bet aš nesijaučiu, kad aš baigiau karjerą. Aš tikrųjų labai daug treniruojuos, man labai patinka save challenge. Kaip asmeninė higiena tokia. Ir man patinka iššūkiai savo, aš nenoriu švaistyti energijos, kovoti su kitais, su priešininkais, kuriuo aš nepažįstu, nežinau, ar versle, ar kitur. Man geriausias mano priešininkas esu aš pats, aš tiksliai žinau, kaip aš save dirbau, ten kavos nevartojimas, ten, sakykime... Cukraus pridėtinio tu praktiškai nevartoji. Kartais vaikai atranda guminukus, bet tai būna labai retai. Bet tu kovoji, bet iš esmės... Tuo tapu jisai nugalėjo tave, tu suvalgiai kažką blogesnio, išgėrei ten butelį vyno kažkada. Tai tu pralaimėjai tą dieną, kitą dieną susėmėjai, tu jį nugalėjai. Aš kovoju su savimi, aš turiu challenge, tai atrodo galbūt keistai. Tai čia tokia kaip joga, ne joga būtų, bet aš puikiai jaučiuosi, mano nervo sistema puikiai jaučiasi, nes kažkokie komandiniai žaidimai, ar padalio žaidimas, ar tenisas, ar tas pats krepšinis, mane išdirgina. Net mėgėjiškai. Aš jaučiu, kad aš susinervinu, mano nervo sistema sutrinka, aš piktas patampu ir zlus, tada man apetitas padidėja, tada aš noriu valgyti ne tą, ką aš turiu valgyti, nes aš planuoju savo maistą, kaip turbūt dauguma žmonių. Aš pastebėjau tą, kad tu labai analizuoji, negi draugai pakviečia pažaisti, ar tą patį krepšinį, ar padalį, ir tu ateini, man smagu, bet man reikėtų šitą mažinti, todėl kad aš jaučiuosi taip ir taip. Ir tą tu pagauni ne iškart po sporto, o negi stebi save porą dienų, pasekoje į savo pasirinkimus ir tuomet atsižvelgiant į tai darai sprendimą, kas tau veikia, kas palaiko tavo nervų sistemą ir galiausiai duoda maksimalų efektą, nes vienas smagiausių dalykų, kurias girdžiu, tai yra, kad su amžiumi tu sakai, aš kiekvienais metais jaučiuosi vis energingesnis ir vis geresnės būsenas negu anksčiau. Tai čia yra didžiulis laimėjimas amžėjant, jaučiant save dar geriau. Tai rodo, kad tavo kelias gyvenimo būdą pasirinktas labai apgalvotai iš tiesų ir aš investuoju save, į mitybą, į discipliną, į tokią save čia. Taip, miegas, dar kitas klausimas, kaip tu. Miegu gerai, saugau tą, ką reikia saugoti, sąnarius saugau, vis aš buvęs atletas, aš negaliu žaisti tenisą padalį kiekvieną dieną, 3-4 savaitę žaisti krepšinį ar bėgti po 20 km. Aš jaučiu savo kūną, kai kurie galbūt gali, kai kurie baigia karjeras ir maratonus bėga ir neturi problemų, nežinau, čia kiekvienas labai skirtingai, labai individualiai. Nes buvusiam sportininkui
sunku nueiti nuo to iš tikrųjų. Taip. Vis tiek tu turi tą... Jau DNR įrašyta tau. Jo, tokį prisirišimą tu turi ir nežinau, labai sunku nueiti. Ten daug kas dėl to lūžta, alkoholis, narkotikai, kazino, jie ieško to dopamino, ieško tos energijos, ieško tų hormonų. Tos euforijos tokios. Jo, jie kažką ieško, tu nesukursi tos euforijos, tu negali sukurti, kaip laimė varžybas, įmeti ten 25 taškus, laimė ten aukso medalį ir 25 000 žmonių stadione ploja, tada 3 milijonai žmonių verkia prie televizorių žiūri. Iš kur tu gausi ar versle, kur tu gali gauti šitą energetinį foną ar šitą hormoninį foną, nežinau, tai ten, aš nežinau, tas neįmanoma. Aš manau, kad moksliškai ir niekas negalėtų rodyti, kad tu gali iš kažkur gauti visą šitą komplektą vienu metu. Taip. Motociklų važiavimas, bet jūs niekas to nepajusite, nes jūs negalite to, jūs nepargauti to. Aš taip galvoju, kas paragavom, tai... Ar tau trūksta to, ar kaip tik labai jauties, kad tau yra smagu gyventi tokį subalansuotą gyvenimą, kur tu gauni to tokio dopamino, kuris irgi užtarnaujamas, bet gaunamas tvariu tavo kūnui būdu. Aš nuėjęs nuo krepšinio visiškai, aš kaip kartais draugai primena, aš sakau, jeigu taip atvirai šnekat, aš pats pamiršau, kad aš žaidžiau. Taip, aš žinau šitą. Bet tai yra natūrali būsena visiškai, jokių nėra apsimetinėjimų ir jokios vaidybos, aš kažkaip puikiai sustaikęs. Taip, ten būna naktį sapnuoji, būna tokie momentai, bet kad aš prisiminčiau, kad labai žaidžiau, nostalgiją turėčiau, aš pasižiūriu krepšinį, manis patinka, kaip sporto šaka, labai aš analizuoju, kiek jisai pasikeitė, kiek jisai patapo modernus, jisai patapo greitas, jisai tos patapo turbūt daugiau laukinės, mažiau taisyklių, sakykime, tosai daugiau sukurtas kaip šou, jis yra šou. Bet ir pasilgsti tos euforijos, kaip tu sakai, tą ekskluzyvinį paketą euforijos. Aš šitas yra pasibaigęs, tu niekada negausi. Taip, ir tu jauties puikiai, ne? Nes kaip sakei, kad daugelis žmonių... Visiškai, aš išėjęs iš to, tai tikrai neturiu tą problemą, aš koncentruojuosi į kitus dalykus, koncentruoju savęs augimą, savo kūno pasirašymą, ne tik estetikai, bet turbūt pasirašymas senatvė yra labai svarbus dalykas. Atrodo juokinga, kad ten šnekėti, bet vis tiek reikia tą planuoti. Žmonės, man atrodo, visai sąmoningai tą supranta. Turi nuo 40 metų turbūt pradėti planuoti savo pasiruošimą. 60-mečiui gali būti force majoras, gali būti insultai, vėžiai, gali būti lygos, gali būti šeimos blogas emocinis fonas, daug dalykų gali būti, bet jeigu statistiškai žiūrint, tu vis tiek turi tam ruoštis, augintis kažkokią raumenų masę, saugoti sąnarius, žinoti savo problemas ir rydas, su jom dirbti, žinoti savo kūną, žinoti savo kraujo tyrimus, kokios tavo yra blogos vietos, ką tu toleruoji, ten laktozę, ten gali valgyti kiaušinius, negali raudoną mėsą, negali, ten, nežinau, kiekvienas kūnas yra skirtingas ir kiekvienas žmogus yra skirtingas ir kiekvienas turi atrasti savo metodiką, kur, ne dėl to, kad tai yra madinga, dėl to, kad tai yra, dėl to, kad tau yra kūnui realiai nauda ir dėl to, kad jeigu patys nesugeba žmonės susirasti, jiems galbūt reikia pagalbos, kur suranda, sakykime, negi tu pati, kad realiai nustatai ir žmogui gali parinkti ar parekomenduoti, kaip jam būtų sveikiausia ir geriausia laikytis šito gyvenimo formato. Ir po to jau kitas dalykas, kiek jisai pats sugebės ir prisiversti. Čia yra funkcijos medicinos stipriausia pusė individualizuotai su visais tyrimais. Jo, greitų rezultatų nebus, už savaitės 2 tu nesijauksi puikiai. Jeigu tu, kaip sakau, jeigu tu rūkiai 20 metų ir nerūkysi 2 mėnesius, ar tu jausis geriau? Ne, tu geriau nesijausi. Jeigu tu rūkiai 20 metų, tai reiškia, tu turi nerūkyti taip kokius 2-3 metus, kad jau pasijaustum geriau. Taip ir funkcijų medicina. Reikia laiko, ten vis tik reikia mėnesio, 2, 3 ir tu suprasi tą naudą, tu suprasi, ant kiek tu... Ne tik, kad ten drabužiai gražiau kaba, bet taip, tu geriau jautiesi energetiškai daug. Ne, tas energijos generavimas, smegenų rūko nebuvimas, žmonės sako, mes niekad taip nesijutom anksčiau, aš nežinau, kad taip galima jaustis. Nuotaika, depresijų nėra, ten oda, nagai, plaukai, nežinau, viskas, kraujo tyrimai žiūri, ten kad buvo cholesterolis, sakykime, ten 8-9 ir tu natūraliu būdu gali pasidaryti. Toks ir buvo. Man buvo toks atvejis. Taip, visiškai. Niekas nepatikėjo, kad aš savo būdu nusimečiau natūraliai nuo... Aš padėjau šiek tiek. Bet natūraliai, absoliučiai natūraliai. 8 kiek buvo? Nežinau, 8,4 ar 8,3 buvo, manau. Netgi gydytojas, profesorius tavo, kuris žiūrėjęs, nepatikėjo, kad tu nusimuši iki 5. Nesako, kad kokius tu geri sintetinis cholesterolio, kur skistina kraują. Prašau, kaip vienas tie vaistai. Tai
Taip, aš nusimačiau Natūraliai. 4 punktus visiškai natūraliai. Taip. Per savo, Ne, visų pirma, nuoseklumo laikytis jo. Taip, aš jau pritaikiau, primodifikavau tavo mytybą, kurių tu taikai, aš trupučiuką ją kitėlioju, nes man sportų reikia, man reikia kitos mytybos. Tai... Bet visumoje viskas suveikia ir iš tikrųjų tai buvo tokia tavo, reikėtų tyrimus ištraukti, parodyti. Taip, bet pradžioje, tu turi... Reikėjo lūžio. Tu turi padirbti su savim, kad suprastum, kad tu turi valgyti ne... Bet tas jau buvo dėl skonio potyrio, metus, tu turi valgyti dėl maistingumo. Tu tiksliai turi žinoti, koks tavo darbas šiandieną, kokios tavo bus veikla ar veikos rytoj poryt ir tu tiksliai turi žinoti, ką tu valgytum dienom. Dar, kai aš smėgoju ar neišsimėgoju, dar pasižiūrėti tokius faktorius. Tu žinai, kad aš neišsimėgoju, reiškia vėlai numiegoti dėl kažkokios priežasties. Kvailiausia priežastis yra iki 3 valandų nakties turbūt žiūrėti Netflix ar filmus. Bet būna kitos priežastys, vaikas serga. Taip. Kur nelabai išvengsi jo. Moteris laukiasi, vyras ten, nežinau, iš darbo išmetė, ten tėvai serga. Čia pateisinamas. Taip, jos yra tos priežastys, jos yra iš tikrųjų ir lengva yra, visiems užmigti labai anksti, tikrai nėra lengva. Ir su metai žmonės vis prašiau miega, turbūt dėl to, kad blogiau gaminasi melatoninas, pats kūnas blogiau gamina, daugiau minčių yra, tokios ieškai prasmės gyvenime, vaikai paauga. Viskas pajautrėjo iš dalies ir pasidavė jau su metais normalu, tai tos su metais kaip tik turi daugiau palaikymo savo tiek negu anksčiau, ne? Kaip žmonės pamiršta apie tai. Tai ta investicija visada atsipirks, nes visi jau ne tiek, kiek ilgiau gyventi, kiek kokybiškai ilgai gyventi. Kokybiškumas gyvenimo, čia investicija yra pati didžiausia, pati geriausia, kokia gali būti iš esmės investicija į save. Taip. Papasakok apie savo rutiną sporto ir mytybos. Va dabar pakalbėjom abstrakčiai, bet apie tavo asmeniškai, nes aš paties žinau, kaip yra su tavo kūno kompozicija ir nervasima, kad manęs negi klausia, o ką tu Arvydai duodi, ką jis vartoja, kad iš tiesų, čia nesimato, bet tavo kūno kompozicija iš tiesų yra, atrodo, kad tu net varžyboms ruošies ir tu turi daug jėgos, tu turi daug energijos. Tai kokia rutina už to stovi? Aš tai matau, bet norėčiau, kad tu pasidalintum. Ir kokie papildai galbūt tau padeda irgi palaikyti savo ir atsistatymą, ir jėgą ir taip toliau. Aš stengiuosi sportuoti prie aplinkybių. Nes dalį papildo aš tau svarmu, tokie baziniai, bet atsiprašau pertraukiu, kad tu daugiau įvestum tai detaliai. Aš sportuoju, jeigu viskas gaunasi, vieną treniruotę sunkesnė ir kita yra lengvesnė, stengiuosi 2 kartus į dieną pasportuoti, mėgstu ankstėti miegoti. Mėgstu 9:30 miego, keliuosi. O ta sunkesnė tai yra rytais 8 tavo, nes tu salyti mūsų namuose, ten jau toks laitas, ne? Ne, ryte aš sportuoju stipriai. Taip, 8 tu eini, reiškia, ir ten visas kūnas, ar tu segmentuoji savo kūną kažkaip? Palei nuotaiką. Pajauti, ne? Pajaučiu, nes vis tiek, jauti kūno. Valandos laiko treniruotė, non-stop, ne? Valandos treniruotė, sunkiai treniruotė, aš atsirenku palei kūną, neturiu jokios programos, neturiu jokios metodikos, bet pats improvizuoju, labai daug skaičiau, labai daug domėjausi, turėjau problemų ir su nugara. Nes tu pradėjai eiti, sakykime, ne tai, kad sunkio atletika, bet darbas su svoriais, kas yra iš tikrųjų būtina mūsų hormonų gamybai ir amžėjimui sveikam. Bet tu pradėjai nuo to, kad realiai ieškojai būdai, kaip pašalinti skausmus kūne, nugaros. Taip, nugara buvo. Ir tu tada prisimenu labai daug skaitai, labai daug domėjasi, medžiagos ieškojai ir tada tu pradėjai rimtai eiti į salę ir presas, nugara buvo fokusas tuo metu, ar ne? Gal nebūtinai visas kūnas, nekoncentravau presą nugarą taip tikslingai. Nes tu man kažkaip sakai, kad būtent nugaros ir preso tas core tavo buvo kaip, gal tu pamiršai pats, bet aš pamenu, kad daugiausiai dėmesio skiriai. Pasišalino skausmai ir tu ten pasilikai galiausiai, supratai, kad tavo meditacija. Man atrodo, kad svoriai ir vyru, ir moteriai, nesvarbu nuo amžiaus, tai yra pats svarbiausias judėjimo pratimas, man taip atrodo, kad tai yra svoriai. Iš tikrųjų, žmonės galbūt užsimiršta, jiems liūdna, jie nori žaidimo, mes sukurti žaisti, mums patinka žaisti. Nes kaip sakau, kaip šimpanziukai, kur DNR 98% atitinka, mes norim žaisti. Ir mums, eiti sunkumų kalnojimo salė, iš tikrųjų mums, galbūt mums liūdna, bet tai yra iš tikrųjų longevity, tai yra ilgamžiškumas, raumens masė, tu su metais vis tiek ją prarasi, ar sarkopenija ir kitos lygos tau ją suvalgys, tu jas neturėsi ir tu kiek jos susiauginsi ir pasiruoši, to bus lengviau gyventi, to lengviau bus atsisėsti, pritūpti, paimti, panešti kažką. Vyresnio amžiaus žmonės dėl to, kad sunkiau juda, ne dėl to, kad jiems ten susidėvėjo sąnariai ir panašiai, paprasčiausiai, kad jie neturi raumeninės masės.
Taip. Mano tokia nuomonė, galbūt kažkas galėtų taisyti, bet aš susiformavęs tokia savo, įtikėjimą, kad mane ir kaip stobrį labai sunku būtų tikinti, kad gali būti kitaip. Bet tu ir literatūros daug skaitai, aš matau. Mityba yra, griežta, aš valgau ne dėl, kaip sakau, ne dėl pasikartosiu. Kardio gaunasi, tu surenki žingsnį nemažai, mes gyvenam. Be žingsnį ne kardio. Aš neskatau žingsnį. Bet vis tiek bet kokia atveju tie žingsniai reikalingi limfotakai judinti ir panašiai. Čia irgi sveikatos vienas iš dar detalių. 10 000 žingsnių surenki. Yra toks dabar. Žiemą dabar čia nesurinksi. 10 000 surinkęs gali ir užšalti kažkur. Bet bendrai surinki. Jo, tu mėgsti vaikščioti. Tu labai mėgsti vaikščioti. Jo, aš mėgstu vaikščioti, bet vaikščiojimas yra, kaip sakau, galbūt longevity, vyresnio amžiaus, bet vaikščiojimas kaip mano amžiaus ir mano asmeniškas yra, kaip joga, šunį pakvėpuoti, pasivaikščioti, gali vaikščioti kiek nori, Ne, bet mes nekalbam apie svorį, mes kalbam apie gyvenimo būdą. To vaikščiot patinka. Patinka vaikščioti. Tai jeigu taip šnekėt, mes negi su tavim visą gyvenimą mus labai rišo, negi mūsų pasimatymus, tai būdavo, kad mes tam išeinam ir mes daug labai vaikštom, galiausiai kažkur į kavinukę ar į kiną dainam. Bet mes visą laiką sakom, wow, mes po 15-20 tūkstančių, ar mes po 2-3 valandas galėdam vaikšti užsienyje, kur be važiuojam. Mums labai taip, dabar kažkaip... Aš vaikštu, iš tikrųjų. Žiūrėk, Miamis, kur Marbėja, dėl ko mums patinka, dėl to, kad toks takas. Po 20 km Marbėja išvaikštų. Taip ir ištraukiau, kur pats pamiršai. Žmonės didžioji dalis ofise sėdi ir nejuda, tai tų žingsnių surinkti yra iššūkis, nes limfotakai irgi juda mūsų, kai mes ją tiesiog iš tiesų pravaikštom bent jau. Tai o vaikščiojimo metu galima šiaip patirti daug nuostabių dalykų ir gamtą paklausyti, ir pabendrauti, ir pamatyti. Šiaip jeigu kitą miestę, visai kitom akim žvelgi į patį miestą. Vaizdai lėčiau keičiasi, tu daugiau gali žvilgsnį sustoti ten prie ar pastato, prie architektūros, prie miesto problemos, galų galia kažkokios, prie duobės, kur yra neužtaisyta, šviesoforas kreivas, šiukšliadėžė padėta. Tu matai daugiau, lėčiau, dėl ko žmonėms patinka su dviračiais, labiau negu su automobiliais, sąlyginai. Dėl to, kad irgi kažkaip atrodo, kad pakankamai greitai vaizdas keičiasi, bet tu vis tiek daugiau pamatai. Miestą tikrai daugiau pajauti su dviračiu, negu su automobiliu pravažiuodamas. Jis susitikė daugiau džiaugsmo ir malonumo, tikrai. Ir degonės, aišku, labai svarbu, jeigu ten sugebėjai tos 10 000 žingsnių surinkti ne mieste, kur užterštumas, bet grinam ore, tai vis tiek degonės, pagrindinis variklis yra degonės. Jo reikia viskam, nežinau, išorė, estetikai, vidaus organams. Žmonės galbūt nešneka ar šneka, bet taip atsargiai, nes darbo rinka yra pastatyta, kad ne visi turbūt žmonės gali tų degonės gauti tiek, kiek jiems reikia, nes tokios gyvenimo sąlygos iš tikrųjų, ar išgyvenimo sąlygos. Tai, bet degonės yra labai labai svarbu. Aš ir namą stačiau, ir aš atostogauju, ir aš bet kur važiuoju. Aš vis laikas stengiuosi, kad aš ar šeima, mes būtumėm ten, kur yra grynas ir degonis, kuris yra pilnas, prisotintas visko, ko reikia. Aš nemokslininkas galbūt neįvardinsiu, bet tai yra labai labai, labai svarbu. Taip, netgi kai renkėsi viešbučius ar vietas kažkur, tai žiūri, ar nėra ten laivų terminalo, ar tai nėra uosto, ar nėra restoranų. Taip, aš nenoriu gulėti ar vaikščioti, ar žaisti ten tenis ar kažką, jeigu 6 už tvoros yra krūmai užsodinti, atseit, jo nematai vaizdo, bet ten 6 juostų greitkelis, ten, sakykime, automobiliai važiuoja. Ten sunkiai automobiliai, ten sunkvežimiai, fūros važiuoja. Tai aš nenoriu žaisti nei teniso, nei golfo, nei padalių tokioje zonoje. Aš nenoriu gulėti prie jūros ar žaisti su vaikais, jeigu aš turiu uostyti, sakykime, virtuvės kvapus, kur yra susotėję riebalai iš gartrakio ištraukti, ten prieskonių krūvos ištrauktos visokios ir visas šitas yra kvapas prie jūros būni. Arba pulsinėje zonoje ir tu jauti tą kvapą. Aš tokių dalykų, mane erzina paprasčiausiai. Galbūt aš keistas, bet man taip atrodo, kad aš noriu... Tu labai mėgsti gamtą, gryną orą. Aš noriu, jeigu aš prie jūros, aš noriu gryną orą. Aš nenoriu prie jūros būti sausinuku, aš nenoriu uostyti bulvyčių free, aš nenoriu, kad kažkoks meškėnas rūkytų cigarą ar pūstų savo elektroninę cigaretės. Aš nenoriu, dėl to yra taisyklės, kad pliažuose negalima rūkyti. Taip, ir miške, kai vaikštai, visą laiką be ausinių, ar ne, be ausinukų. Taip. Stengiasi girdėti gamtos garsus. Patinka tau, ne? Jo, aš ausinuką naudoju tik tai sporte. Tai yra problema iš tikrųjų, kurią man reikia dar išdirbti.
ir pašalinti, bet neprisiverčiu taip sunkiai sportuoti. Aš sunkiai sportuoju, bet be ausinuko man kažkaip nesigauna, bet bijau, kad sumokėsiu kainą, klausos kainą, kai bus 60 metų. Ir dar kai tu vaikštai, tugi mėgsti dar bendrai savo takelį turi, kur šunį išvedam ir panašiai. Ir dar aprenki šiukšlės, mūsų takas labai tavo dėka yra švarus. Šiukšlių rinkys esu, taip, šiukšlių rinkys ir, man patinka. Bet man labai gražiai, man žaviai šitą tavo savybę, kad ir vaikai mato tokį pavyzdį, kad tu aprenkim. Bet juk jis eini to keliu, pasiemi maišiuką, eini to keliu, pamatai šiukšlę, pasilenkiai, pasiemi, dėjai maišiuką, o kažkai tokio. Kaip sakau, jeigu kiekvienas žmogus surinktų, nepraeitų, matant šiukšlę, pakeltų į ją nuo žemės, tai nežinau, po 3-4 metų Lietuva būtų pati švariausia turbūt visam pasaulyje. Nes automatiškai, jeigu tu pakeli, tu niekada nenumesi. Tai reiškia, tą kategoriją žmonių mes išbraukam visiškai, kurie gali ir šiukštinti. Tai atrodo banaliai, bet nežinau, man patinka, kai gamta yra, jinai turi būti švari. Miestas, kur mes gyvenam, kaip skruzdėlynė, sakykime, ten jau kitas formatas yra, jisai gali būti, jisai ir bus purvinesnis, žmonės vakarieniauja, išeina, jie išgeria, ten parūko, nežinau, naktinis gyvenimas vyksta, mieste to nesukursi, bet, sakykime, senamiestį ar kažkur, kur koncentracija žmonių daug didesnė, bet kur koncentracija žmonių gamtoje, juk akcijas daro, kur renka tas, kur šiukšlės apsirenka ir kokius kalnus surinkdavom, darom, taip. Bet kam daryti akcijas, kaip sakau, kam važiuoti... Akcijos irgi gerai žmonėm, kai kuriem reikia to. Skiepyti, taip, bet aš taip suprantu, kaip, aš darom akciją, kai, visą laiką, kiekvieną, ne kiekvieną dieną, ten kartais savaitę pasidarau savo akciją. Kai vaikštai miške, tai iš tikrųjų tu susilėjai su gamta. Tu jauti tos gamtos būdimą, kuri pavasaris, jis labai stiprus yra. Tai vis tiek ta fotosintezė, gyvūnai poruojasi, gamta bunda, ten kiekvienas augaliukas kovoja, kada jisai skleis ten lapelius ar kažką. Realiai, negi mokslo rodė, kad fotosintezė yra labai labai galingas dalykas, negi daug ir medicinos, tos tikrosios ar liaudės. Fitoterapijos. Jo, juk ten pumpuriukus, kurie tik tai sprogsta, gėlytės. Tavo močiutė, ar ne? Jie ateina pavasarį, tiksliai žino, kada, koks augaliukas. Ne, pušų pumpuriukus, kurie tik tai skleidžiasi. Darosi eliksyrus. Jos jinai skina ir užpila stipriais gėrimais, nežinau, degtinę ar kažkom, nežinau kom. Ir tie pumpuriukai, kurie tik tai įsiskyrė, tik prabudo ir jie įvykusi tą fotosintezę, pati galingiausia ir aš kažkaip dvejojau, kaip jinai taip darytų. Kiek dabar metų? Nežinau, 180, nežinau, nesiruošia nieko, šio pasaulio nesiruošia palikti. Taip. Ne, man atrodo, 94-95. Tai šauniai laikosi iš tikrųjų. Ir su paraku, ir su bairiu tokie. Taip, bet tos pumpurėlius užsipila kiekvieną vakarą su arbata, ten tą arbatinį šaukštą išgeria ir tokios. Bet ir pasąmonės galia veikia, tu įtiki tom, kas iš tikrųjų yra naudinga, iš tikrųjų naudinga. Ir jeigu tu beprotiškai tiki tos tavo ritualų, aš manau, kad jisai tavo ir duoda sėkmę. Dar mokslas taip stipriai negali įrodyti, bet visi apie tai šneka, ir medikai, ir visi, nieks negali paneigti būtent šitos placebo, teigiamas placebo efektas, ką jisai duoda. Bet šiaip tai pavyzdžių... Jis tikrai duoda. Tikrai, nes eksperimentų yra daug labai ir visi jie iš tiesų placebo efekto naudai. Net knyga yra tokia placebo. Taip, atrodo, namuose turi partų skaityti. Aš paleidau ir kitą perskaitysiu. Bet ir mano dėstytojai irgi visi mokslo kalba šneka, bet apie šitą dalyką sako. Tas įtikėjimas tikrai ir žmogaus būtinybė iš tiesų mąstyti pozityviai ir jausti save ir sąmoningai daryti pasirinkimus sveikatai ir suprast, kad jie tikrai tau veikia, tai dar iškelia į kitą lygį visą veikimą iš tiesų. Taigi, kokie papildai, dar norėčiau gal ką tu pasitelki iš papildų krepšelių, tarkim savo sporto rutinės, iš tiesų 1-2 treniruotės per dieną, ritmas miego tavo nuostabus, kaip ir viskas, bet vis tiek 6 metai, kaip bebūtų, koks yra tavo dabartinis papildų krepšelis? Žinau, kad minimaliai naudoju. Omega kokybiška? Taip, omega. Magnis vakarais išgeri? Ne, neišgeriu. Multivitaminai. Sportininkams skirti, bet jis, galbūt nepaprastiems žmonėms, tokie sportui skirti visos grupės. Aš žiūrėjau, aš dar sakiau, super geri vitaminai iš tiesų ir geros formos jų yra. Geros formos, jie eina su amino rūgštimi, visos grupės vitaminai. Enzimai, kurie leistų pasisavinti medžiagas geriau. Tai dideli kiekiai, galbūt jų
tada vartoju kretiną monohidratą 10 gramų, tada įeina kokybiškas proteino izoliatas, kur palikrūvė, gal vieną kokteilį, 2 kokteilius geriu. Priklauso, kiek tą dieną aš sugebėjau surinkti baltymų, nes aš stengiuosi vizualiai skaičiuoti baltymus, kiek aš suvalgau. Pagrindinė statybinė medžiaga, aš angliavandenių stengiuosi nevalgyti visiškai, jau nebešveikiu. Tik iš daržovių, tokių, ne iš tų, būtent krakmolingų, ne tikriausiai. Kruopų, grūdų praktiškai atsisakėjai, kiek aš matau. Jau, kruopų. Dėl gluteno, aš alergiškas glutenui, tai tą atsisakiau, bet aš geriausiai jaučiuosi be angliavandenių. Visiškai. Per daržovės irgi minimaliai. Riebalo, alyvuogių aliejus, avokadai. Taip, žuvis, angliavandenių atsisakęs, geriausiai jaučiuosi iš tikrųjų atsisakęs angliavandenių. Daug virto maistą mes valgome, ne? Dabar steikus anksčiau kepiai, dabar mums verdi. Bet skanu. Nu, man labai skanu. Man, kaip sakau, ir mums skanu, žinok. Kažkaip Amerikoje, išskaičiau ir atradau, kad, sako, kas pabando gerą kokybišką boiled steak, jis niekada nebegrįž prie grill steako. Ir aš turbūt taip pasilikau, kad ar gerą... Kancerogenus turint omenyje irgi. Ar gerą T-bone, ar bet kokį steiką tu kepi ant grilio, ar tą patį steiką tu ant lėto virimo, tu išvirk. Apie 2,5 valandas reikia virti gerą steiką, jeigu su kaulu. Ir tai jo valgymas yra, nežinau, man ant grilio niekas. Žinok, ir mums labai skanu. Niekada skrandis nestos, niekada nebus degėsių, visada bus, gal to žalumos, tokie rare, mėsos žalios nebus, tačiau tas virta mėsa, aš perėdu nuo vištienos iki triušienos, iki kalakutienos ir jautieną, aš savo verdas. Jūs gal, trupučiuką gal kitaip valgote namuose. Bet mėgsta vaikai ir grilius mėgsta, jie mėgsta tas griliukus. Jie būna paprašo, taip, bet šiaip visi valgėm vakar buvo kalakutienos. Bet grilius jisai namų tas grilius, jis nėra ant ugnies, jis nepridega. Mes turim tokį lėkštę. Labai faina. Bet man virta mėsa labai. Tai iš mano visų papildų, ką aš valgau, skaičiuoju tą 170-180, iki 200 gramų baltymų. Jų nėra taip lengva surinkti, kaip atrodo. Nes iš principo, vištieno 100 gramų, 100 gramų krūtinėlės, tai yra 30 gramų baltymų, kokteilis yra 30 gramų, ir tau reikia per dieną 200 gramų surinkti, tai vis tiek tai yra... Tai be kokteilio praktiškai nėra taip paprasta jo. Turi daug valgyti. Reikia izoliato. Bet vis tiek niekada neatstos tie izoliatai, aišku, jie yra su papildais, jie eina paturbinimo, kokie būtų ekologiški, jie yra ekologiški, kuriuos mes naudojam, tačiau vis tiek aš dar dėl be hormonų pas mus, nes pas tu geri izoliatą pieno iš šubų, tai jis ir be hormonų yra, ir jis be, tikrai labai aukštos kokybės. Kiaušinių baltymus, mes daug kiaušinių valgom, šeimoje daug, nežinau, kažkaip atrodo, būdavo tas terapijos, kad, tokia nuomonė, kad nėra labai sveika, bet... Funkcinė medicina tai vienas iš preuždegimų, bet jeigu optimali sveikata ir jauties puikiai, tavo sveikata viską pasako. Aš tryniu gal mažiau, bet baltymų, ko aš noriu surinkti tą. Ir pagrindinė pas mus ką? Esmė, kad pas mus iš tiesų yra tikras tas whole foods, tikras maistas. Pas mus mažai užkandžių yra, mažai tų pusfabrikačių kažkokio pakeliuose dalykų, jeigu jie yra tai iš sveikesnių pasirinkimų parduotuvių, kur geresnės opcijos, bet šiaip į turgų važiuoji tu ar ne, pas ūkininkus, kurias pažįsti, jau visą rutiną. 2 sykius savaitę turgų taip aš važiuoju, man patinka, aš jaučiu ir moralinę tokią malonumą pirdamas iš žmonių, kurie augina, kurie ir sunkiai finansiškai gyvena, o nepirdamas maistą iš didžiulių korporacijų. Nieko, galbūt ir skirtingos kokybės ten ir maistas, bet aš ir moraliniai jaučiu didžiulį pasitenkinimą pirdamas tą maistą iš žmonių, kuriuos aš pažįstu, aš iš jų perku. Jie laukia, žinau. Jie laukia, jie sunkiai gyvena iš tikrųjų, jie sunkiai dirba ir man malonumas. Negi aš, kur galiu nupirkti kažką greitai prie namų, nevažiuojant, ten benzino nereikia laiko, stupau. Aš visada nuvažiuosiu turgų pas žmonės. Net to, kad aš turiu ten daugiau laiko, nedaug, kad aš žinau, kad jie laukia manęs, jie ten turi savo tą krepšelį, per kiek suprekiauja tų kiaušinių ar tos vištos, ten ir jie ne kosmosai suprekiauja, tai jie laukia to savo, to tikro pirkėjo, ir pašnekį ir, nežinau, aš gaunu energetiką iš jų. Ar tu esi laimingas šiandien? Oi, labai laimingas. O kodėl tu laimingas? Dėl to, kad į šitą laidą man papuoliau. Aš kad mane turi dėl to? Ne, aš esu labai laimingas, turiu gražią šeimą, turiu gerą, protingą ir gražią žmoną, vaikus laimingus, visi sveiki iš tikrųjų ir būtų. Ir aš sveikas, nėra ten kažkokių problemų, tai ta laimė tokia. Vertini tai, ne? Laimė yra kas, laimė yra paprasti dalykai, tai nėra ten kažkokių raketų mokslo, kas yra laimė.
draugystė su savo galva, niekas labiau nepašia žmogaus, negu buvimas, mokėjimas bus savim. Ten sukrito taip, kad aš galėjau sukurti gerbuvį finansiškai šeimai, po to visi gerai sutarėm, tas gyvenimas bėga ir puikiai. Šiaip tu esi ir vyras nuostabus, bet ir tėtis labai labai geras. Tikrai. Bet jau man šiuo klausimu irgi nepaprastai pasisekė, kad turiu vyrą, kuris taip mato prasme bendrai šeimoje. Ir vaikai tavo gyvenime ne tik yra vaikai, bet iš tiesų tu ir dovanoji jiems savo laiką ir dėmesį. Ir galbūt tu turi kažkokį tai dalyką, kuris šaus tavo galvą, ką tu norėtum pasėti jų mąstymę, kad jie išsineštų į gyvenimą. Ar tai patarimas, ar kažkokia tai savybė, ar požiūris, kas tau šautų į galvą? Jie vis tiek turės savo charakterius. Aš niekada nenorėjau, kad jie paveldėtų, kaip daug tėvų mėgsta vaikus, sakė, mano atveju, kad aš liepčiau lankyti krepšinį, norėčiau, kad jie būtų krepšininkai, kad norėčiau, kad jie būtų kaip aš, būtų dar geresni negu aš. Aš tikrai niekada nenorėjau ir galite paliudyti visą šeimą, kad aš niekada nepušinau, niekada nesakiau, kad lankyk krepšinį, eik žiūrėk krepšinį, nes sūnus nenori, visiškai neturi traukos. Aš niekada gyvenime nesu, einam žiūrėti krepšinį, einam žiūrėti žalgerį, jeigu žmogus nenori žiūrėti, jam nepatinka, jis nesupranta, dėl ko verstis, jam patinka rakečių sportas, jis serga rakečių sportu. Taip netikėtai. Jis man juk nesako, einam, tėti, žiūrėsim, ten padalio vyksta kažkokie grantūrai, dabar žiūrėsim 2 valandas padalį. Aš tikrai nežiūrėsiu ir jis tą supranta. Tai ir aš suprantu jį. Tai kad, vaikai, tai ką, įskiepyti darystę tokį, įskiepyti meilę, mylėti artimą žmogų, mylėti šeimą, branginti tą, kad turi, mylėti tėvynę, išmokti mytybą, suprasti, kokia mūsų pareiga. Kažkaip mytybos, aš sakyčiau, jie visai neblogai. Labai puikiai. Namuose, iš tikrųjų, dabar su metais vis gerėja. Mytybos įgūdžiai pas visus. Gal mažasis trupučiuką daugiau raganėja. Dar sauriukų mažuoju dar reikėtų, bet jis pasivys, aš manau. Gabrielė, Laurinas vyresnė. Su metais mes tikrai taip turbūt tai turi būti, kad tas klaidas, kur atleidžiam, su fast food ar su kažkokiu maistu, kuris iš tikrųjų nenaudingas, su metais jisai, tu supranti, kad tau yra sunkiau. Blogiau pasimaitinai, išgėri daugiau vyno ir tu supranti, kad kitą dieną netaip atsistatai, tu nori valgyti, tau ten jauti taip, ten kur jaunystė gali, kaip sakau, pakvailioti, padūkti, mėgoti 5 valandą ryto, ryte atsikeli 10 valandą, daugmaž esi fresh. Bet kalbant apie vaikus, iš tiesų įvyko kažkada toks lūžis, ar ne, pavyzdžiui, Laurinas, kas tai buvo, tu šiaip jam daug pasakojai ir pavyzdžių rodė, ne? Dabar jam neįsiūlysi per daug, nei saldainio kažkokį, tai jis gali, aišku, suvalgyti kartais, bet didžioji dalis. Nepasakoma, turbūt. Kaip čia taip išėjo, kad tikrai nėra. Vaikai stebi, kaip šuniukai. Dėl ko šuniukai žino tiksliai, ką darys savininkas. Dėl to, kad jie nori tokį vakarų guli ir žiūri, ką savininkas daro. Kur pakrapšto, koks nervuotas būna, kaip jis elgesi. Šuniukai nuskaito žmogaus, ar gyvūnai, nežinau, ten su katinais aš gal mažiau draugauju, bet apie šuniukus, sakykime, jie nuskaito, tiksliai žino, kaip tu elgesi. Dėl to, kad jie tave stebi. Ir vaikas stebi. Dėl ko vaikai ima telefonus. Iš savęs mes ant jų pykstam ir baudžiam, bet iš esmės mes patys tėvai. Mes ištisai tose telefonuose patys. Kas dirba su socialinė medija, tai tai yra įrankis pasiekti, perteikti informaciją, įrankis pasiekti savo klausytoją, savo auditoriją. Taip, bet dauguma žmonių ir aš tame tarpe, turim tą telefoną, mes skaitom tas naujienas, atrodo, kad ten turi kiekvieną dieną kažkas įvykti tokio, kad ko bijom praleisti, bet tai irgi ta savybė, kurią reikėtų man asmeniškai irgi išdirbti, kad atriboti save nuo to triukšmo, nuo to šalutinio lauko, kuris, nežinau, aš neturiu socialinių tinklų, bet vis tiek to triukšmo labai daug yra tenai aplinkui. To netikrų žinių, to rašymo, tokių fake newsų, suformuoja tokį norą domėtis, atrodo kaip kazino, kad sukuria tą visą žiniasklaidą ar kažkas, kad ir grįžtam prie tos temos, kad vaikai mato, kaip mes maitinamės, sūnus matė, kaip aš, mes namuose turim sporto salę, jis mato, kad aš einu ir jis išmoko valgyti tą virtą maistą mano, ir sakau, kaip tu valgysi. Nesau, tai man tinka kaip tu. Sako, juk čia yra to, man daugiau nieko nereikia. Paskutinis mano klausimas. Taip. Apie ką tu svajoji? Nežinau, sunku pasakyti, viską aš turiu, aš esu laimingas, tai ir tas svajonė, norisi, kad
kad viskas išliktų taip, kaip yra, o kažkokia svajonė. Aš savo gyvenime sporte esu, kiek sveikatą leidau, pasiekiau savo rezultatų. Šeimos atveju irgi viskas puiku, tai neturiu tokių kažkokių svajonių, tokių skirtinių. O iš kokių nors mažyčių svajonių tokių, tiesiog būti. Ne iš tų didelių, nes tikriausiai apie tai mąstai kažkokio didingo. Ne, tai svajonės mėgsta tylą, mažos mėgsta tylą. Labai teisingai. Tu mėgsti svajoti? Šiaip. Jūs neprivesite primesti atsakymą. Svajonės mėgsta tylą. Aš žinau porą svajonių, bet tegul jos būna tyloje. Ja, jos būna dėl tyloje. Ačiū tau labai, kad atėjai. Tai neužka. Pasimatysiu neužilgo. Taip. Nuoširdžiai dėkoju, kad klausėte. Ir jei šis turinys jums buvo vertingas, labai kviečiu tapti Inner Minds kanalo dalimi, paspaudžiant subscribe mygtuką. Taip pat pasidalinti savo mintimis ar palikti atsiliepimą, nes jūsų palaikymas padės šią erdvę augti ir pasiekti daugiau žmonių, kuriems to gali labai reikėti. Ačiū ir iki pasimatymų kitose Inner Minds laidose.